Taigi, kai žmogus pasiekia savo 10 balų matematinių, iš esmės nekyla klausimas toksai kaip, ar tikrai aš žinau, ką draskė ir griovė žmonių protuose tikėjimo žodžio pamokslai. Netgi aiškinę, kaip melstis. Tai vat kyla klausimas toks, kai aš žiūriu į savo veidrodį, ar aš iš tikrųjų matau save, ar aš matau bekalbančius, reiškia, nepadorius, reiškia, vyrus, reiškia. Ne? Kai tikrai žinau, aš žiūriu į veidrodį, kai tikrai žinau, aš žiūriu į sąžinę, kai tikrai žinau, neklausiu, iš kur tas atėjo. Juk sportuojant, tai tikrai pasižiūrėsi veidrodį, ar nepamatai gėlės, ar ne? Ar tai dar kokio nors kompiuterių inžinerijos žaidimo infraraudonų spindulių? Juk visa tai yra analizė, kaip logika, reiškia, pasiekianti 10.